Mikropigmentacija taip pat naujausia technologija ilgalaikio makiažo srityje. Skirtingai nuo permanentinio, mikropigmentacija atliekama pačiame odos paviršiuje. Nova Contour mikropigmentacijos centre profesionalūs meistrai ne tik paryškins jūsų natūralų grožį, bet ir rengiamų kursų metu išmokys šio subtilaus meno paslapčių. Plačiau apie šias galimybės pasakoja mikropigmentacijos centro įkūrėja ir meistrė Gitana Vizgaitienė. Nova Contouras įžengė į Lietuvą prieš pusę metų. Mes taipogi esame atstovai Pabaltijos šalims. Kuo mes skiriamės nuo seniau atliktų ilgalaikių makiažų? Anksčiau atlikti ilgalaikiai makiažai atrodydavo pakankamai vulgariai, keisdavo spalvas, būdavo raudoni, mėlyni, netgi žali. Šiai dienai Nova Contouras yra sukūręs unikalią CSI spalvų identifikavimo sistemą, kur tikrai neleis suklysti netgi patyrusiai meistrui. Taip pat mikropigmentacijos centras rengia kursus, kurių metu rengiami meistrai. Bazinis kursas užtrunka 5 dienas. Jau po jų mes galime iš tiesų skirti meistrą darbui. Mikropigmentacijos centro meistrai visada pasiruošę atkurti vizualinį moters grožį net ir po sunkių sveikatos sutrikimų, tokių kaip alopecija, tai yra plaukų slinkimas, ar chemoterapinių gydymų. Po chemoterapijų, kai netenka viso kūno plaukelių, mes naujausią technologiją 3D plaukelių metodu atkuriame jos natūralią plaukelių spalvą. Mes spalvų turime labai daug ir jas atliekam labai kruopščiai vizito metu su pačia kliente. Pagal akių spalvą, pagal plaukų spalvą atrodo itin natūraliai jau po procedūros. Šiai dienai iš tiesų, ką aš palinkėčiau besidomintiems kursais ir ilgalaikiais makiažais. Labai svarbu atkreipti dėmesį iš tiesų, su kokia įranga dirba meistras, nes senovinės rotorinės mašinėlės iš tiesų labai stipriai traumuoja pačią odą. Mūsų aparatai dirba tik tai epidermijos srityje, tai reiškia jokio kraujo, minimalus skausmas. Visi norintys išmėginti mikropigmentacijos galimybės ar netgi išmokti šio subtilaus amato, maloniai kviečiami į mikropigmentacijos centrą Kaune, adresu Sporto gatvė 3. Laukiame jūsų.